Sėdėk. Sėdėk dabar tenai. Šaunuolė. Palauk truputėlį. Gerai, to. Prie. Sveiki. Labas. Aš Giedrė. Aš Vytenis ir mūsų dukros Ūla Sofrija. Ir mes filmuojam, fiksuojam, kaip įsirenginėjam savo naujus namus, butą mieste. Ir šiandien parodysim, kokiame esame procese. Taip, specialiai palaukėme ilgesnį laiko tarpą, apie mėnesį laiko, kad būtų įdomiau mums žiūrėti visiems, kas atsitinka. Vienintelė gavom gyvenimo pamoką tai, kad neplanuok su statybininkais nieko, nes viskas bus žymiai ilgiau. Kad ir kaip jie žadėtų ir žegnotųsi. Tai tą pamoką ir mes jau ir gavome. Turėjom keltis rugpjūčio pabaigoje į namus. Tai aš jau statytojai brigados vadovui pasakiau, kad ruošiu savo namus mūsų šeimai, jeigu nespės įrengti. Tai už tai dabar dirba 4-5 žmonės kiekvieną dieną. Tuo ir džiaugiamės. Kažką reikėjo taip sakyti? Mes kažkaip su Vyteniu buvom tokie užtikrinti, bet nusikėlė ne tiek ir daug. Iš tikrųjų mėnesis geras nusikėlė tų darbų. Bet procesas ir progresas labai matosi. Vasarą kažkaip gal nebuvo to didelio tokio judesio ir kažkokio veiksmo mūsų darbų pokytyje. Tai parodysim šiek tiek ir etapais, kaip viskas atrodė po paskutinio mūsų video filmavimo ir kaip viskas ėjo iš eilės. Tadam. Grįžtam po atostogų, klijuojama šitą garso izoliacinė medžiaga, jinai limpa pati, bet dar priveržia prie mūro. Labai gerai. Pagaliau randasi lubos. Super. Garso izoliacinė medžiaga. Labai gerai. Čia dar tik tai profiliukas susisuko luboms. Va, kaip aš net neįsivaizdavau, kaip jinai atrodo. Jinai ganėtinai nustora žymiai. Minkštava. Per dvi vietas va matosi lašai apačioj. Pirmasis feilas. Ne dėl mano, ne dėl... Dabar nulašėjo ir laša čia. O pardavinėjant sakė, kad čia viskas užtaisyta, viskas super duper. Pažiūrėsim, kaip čia sutvarkys. Nes kaip namo brokas. Mūsų pratekėjimo šaltinis. Sako, galbūt po vazonais. Gražus vazonai už tai. Už tai gražus vazonai. Mūsų svetainė papačia. Rugpjūčio 10 diena. O Dieve, man jau nedaug dienų, o Dieve. Siena. Dažė iš vis jau nudažė. Mama. Eina. Išpapiuota viskas, matai, jau yra. Jau čia tavo kambarį bus vonės. Vonė tavo kambarį. Va, toks bus čia dušo mūsų kriauklė. Kokie čia pokyčiai? Nu, super.
Taip, labai gerai atrodo. Ir aš mačiau, įsipjausi tą kampą, matai va. Ir bus du didžiuliai apšvietimai, o išsisprendėm dėl lubų aukščio. Antras gipsas gražiai va taip ratuk išpjautas. Labas diena, mūsų jau butą remontuoja. Tai va, liko tik nušpakliuoti šitą. Bėgo čia, tai dabar lygtai dar nevarva. Pažiūrėsim, ar užtaisė ar neužtaisė. Jeigu jau užtaisė, galėsime pabaigti sumontuoti lubas. Super bus. Mes galim pažiūrėti ir dar prabėgimas buvo nutekėjimai čionai. Sausa. Ir va šitie bėgo. Matosi net. Tai pirmas epizodas, dar ką norim parodyti, su kuo buvom susitikę, tai yra Mr. Clay molio tinkas ir jo savininkė įkūrėja, tikiuosi nesumeluosiu, tai yra Raimonda. Ji papasakojo tikrai nemažai daug naujos informacijos ir paneigė mitus. Mano didžiausia baimė ir turbūt visų baimė būna tai, kad molio tinkas nesivalo, įsipurvinsi, tai reiškia jau nubirė sienos. Tai mes studijoje ir išpurinom, įtrynėm gerai šokoladą ir pažiūrėjom, kaip jis lengvai nusivalo. Tai dėl ko pasirinkom dar irgi molio tinką? Norėjom kažkokios įvairovės, nebenorėjom tų tokių lygių sienų, kurias turėjom prieš tai savo pirmam būste. Ir mums Skaistė, mūsų interjero dizainerė, pasiūlė tokią kaip alternatyvą molio tinką. Dabar girdim aplinkui, kad molio tinkas arba jo alternatyvos labai populiarėja. Ir norėjom iš tikrųjų tokio nesenstančio dalyko ir mums nuvažiavus pasitvirtino ir patiko. Tas visa tekstūra. Ir apskritai noras buvo, kad kuo daugiau natūralių medžiagų atsirastų namie, nes dėl to ąžuolo grindys iš Wilbergso atsirado, dėl to atsirado molio tinkas iš Mr. Clay. Aš visus savo tiekėjus įvardinsiu, nes jie visi buvo labai nuostabūs žmonės, dėl to juos ir pasirinkome. Tiesiog aš mėgstu aptarnavimą gerą, man ten visur buvo labai super. Dėl to pasirinkome natūralų akmenį iš Graniano. Tų natūralių medžiagų pas mus yra daug. Ne? Tai tai dar tada apie molio tinką, gal tada keliamės į tą epizodą, į tą susitikimą ir tenai, manau, viską pamatysit. Ir jeigu kažkokių klausimų, visą laiką rašykit komentaruose. O šiaip off-topicas, kas nori molio tinko, bet nenori išleisti įrengimui daug pinigų, ypatingai lengvai patys žmonės pasidaro, mačiau video medžiagas ir tai daro ne tik tai vyrai, bet ir moteris. Ir iš tikrųjų dauguma moterų, netgi man buvo kilus ir Mr. Clay, jie daro mokymus individualius ir grupinius. Tai gal čia tokia, aš pati netgi galvojau ir Vytenį sakau, Vytenį, aš einu į mokymus, nes man patinka tokie dalykai. Bet aš pasakiau tai, kad mes neturim tam laiko ir mes kol patys nutinkuosime, mokam už nuomą, tai jau geriau tos pačius pinigus sumokėti ir gauti efektą per savaitę. Realiai savaitę ir truks tinkavimas visas jiems. Taip. Tai va, tai viską pamatysit, tai keliaujam į epizodą. Iš esmės, tai mes ką, turim išsiaiškinti tiesiog ir kad jūs viską žinotumėt ir teisingai pasirinktumėt. Skaistė interjero dizainerė pasiūlė ir sakom, gerai, mums patinka, mes norim. Didelis pasirinkimas, tik tiek, kad pats mišinys jis toks yra švelnesnių šešėlių ir tas laicendas jisai daug gyvesnis, nes sudėtyje turi šiek tiek smėliuko. Jeigu jūs darysitės patys ir jeigu jūs patys mokėsite tą daryti, tai jums nebus bėdų ateityje, jeigu reikės ir pertinkuoti. O klausimas dabar, nes mes buvom nusimatę, kad galbūt daro tegu meistrai, bent jau tada lubas. O tai yra sudėtinga pačiam daryti? Jeigu kalbam, sakykime, dabar apie tą vienspalvį tinkavimą laicendo. Tai sudėtingiau ten turbūt. Čia tas sudėtingumas, tai visur reikės įdėti darbo. O ar tas sudėtinga, tai iš patirties jau 10 metus, žinokit, gaminam molio tinką ir vedam mokymus ir tikrai matom, vizituojam ir klientų namus, tai tikrai pasidaro visi ir tikrai, sakyčiau, netgi labai gerai ir viršyje ir mūsų lūkesčius. Bet, kad reikės tikrai pasidarbuoti ir kad tai nebus, va čia atsistoju ir pirma siena jau gavosi, nes... Gerai, įsivaizdavimui. Reikės atmetusi vonės, pas mus gavusios kokia 8-5 kvadratai namų, ne? Per kiek laiko įmanoma tokiam amateurui ramiai atėjus ir neprofesionalų pasidaryti?
Žiūrėkit, laiką galbūt sunku įvertinti, nežinau, ką dar veiksit į tarpus. Neveiksiu, nieko, reiškia tinkuosiu. Aš galiu jums pasakyti, kiek meistrai užtrunka, aš nepasakysiu, kiek jūs užtrunka. Kiek meistrai užtrunka? Jeigu meistrai daro, ten, sakykime, būna 400 kvadratų sienų maždaug, tai jeigu niekas netrukdo, nėra kažkokių pašalinių darbų, kurie jiems trukdytų dirbti, tai 2-3 savaitės jau su viskuo. Dabar atsaky dar irgi, prieš tai klausimą, tai ar ten galima pasidaryti, tai tikrai galima. Jeigu žmogus turi noro tą pasidaryti ir, žinot, yra įvairių sumetimų. Vieniem tiesiog labai malonu patiems pasidaryti, kiti taupo biudžetą, kas irgi yra viskas labai okei, nes tikrai yra, jeigu jūs, sakykime, rinktumėtės kitokią apdailą, ne, pats nusprendžia darytis ir planuoja dažyti, sakykime, tai jums reikėtų sienas paruošti tobulai, nuglaistyti, nušveisti ir tikrai tobulai, ką kartais net ir profesionalams dažytojams yra sunku padaryti labai kokybiškai. Tai palyginus su molio tinku jums jau atkrenta paruošimas sienų, nes reikia jo paruošimo iki glaistimo, o ne pilno šveitimo ir glaistimo. Ką tai reiškia dabar? Esmė, kad paruošimas iki glaistimo reiškia, kad jūs išsilyginate plokštumas, kuo, ar tinku, ar, sakykime, gipso kartonu, tai nėra galbūt tiek svarbu, jums svarbu lygios plokštumos. O jeigu turim gipso kartoną, tai mes sutvarkome tik siūles, varžtus užglaistome, tvirtinimo visas detalės, kampus susistatome, viską paruošėme kruopščiai, kad nebūtų jokių peraukštėjimų, tai reiškia, kad liečiant ranką, mes matom, kad ten yra ir siūlės užglaistytos, kampai sustatyti, bet liečiant ranką mes turime nejausti jokių peraukštėjimų, tai reiškia jokių iškilimų, jokių sukritimų. Jeigu mes tą rezultatą turime, galime gruntuoti giluminiu gruntu, kampus būtinai išorinius visus, kur yra statyti kampai metaliniai ar plastikiniai, ar dar ten kažkokie, žinot, yra įvairių dabar tų technologijų, tai reikia gruntuoti kontaktiniu gruntu ir viskas. Tai molio tinkas dedasi 2 sluoksniais. Pirmas, jisai toks labiau paruošiamasis ir jis nėra labai dailus, jis tiesiog užglaistytas paviršius. O antrame sluoksnyje reikia vienas žmogus, geriausiai dirbti 2, tai vienas žmogus glaisto, o kitas užtrina PVC trintuve. Ir mes tada išgauname tuos gražiuosius mūsų šešėlius. Va, aš radau pirmą sluoksnį, noriu parodyti. Tai pirmas sluoksnis, jisai matot, turi tokių visokių ir dryželių, ir... Čia pirmas sluoksnis yra. Ir viskas čia okei. Jo užduotis pirmam sluoksniui... Man ir toks gražus. Baikit. Pirmam sluoksniui užduotis yra ta, kad mes neturim turėti jokių riskelių, kažkokių tai defektų, labai aiškiai matomų. Tvarkinga plokštuma ir viskas. O antram sluoksnėje mes užtrinsim ir mes jau išgausim visai kitą efektą. Čia yra pirmasis sluoksnis, tai manos tie dryželiai, o čia yra antrasis sluoksnis. Jeigu vaikai paims, trenks, nuskels, čia pasitaiso ganėtinai lengvai, aš įsivaizduoju, ne? Žiūrėkit. Dabar tas pasitaiso ganėtinai lengvai, tai sunku įvertinti, nes priklausys koks pažeidimas. Yra pažeidimų, jeigu įdaužos būna, tikrai pasitaiso taip, kad net nelabai ir matosi. Bet medžiaga jinai nėra skirta ten kažkaip tai. Jeigu yra kažkokių abejonių, tai ir jeigu svarbu, kad tikrai sienos taip kaip atrodo, taip ir atrodytų. Jeigu mes jį turim natūralų, tai mes jį turim ir žinoti, kaip pavalyti ir kaip tvarkyti. Jeigu, pavyzdžiui, įtrins ten sausainį, saldainį, tai iš natūralaus bus tikrai sunku išvalyti, nes jisai įgeria, jo paskirtis toks gaminys. Mes jo net kitokio negalim gaminti ir negaminsim, nes jis pats iš savęs yra tikrai nuostabus, tik reikia žinoti, kaip su juo gyventi. Tai mes tada jau turėsim pagalvoti, kaip valyti. Jeigu išpaišys flomasteriais, bus paprasčiau, nes flomasterius galima išvalyti su jais audinių balikliu. Nepažeidžiant tinko ir net jeigu ir būtų su kažkokia spalva, eis audinių baliklis, jisai neišgraužia jūsų spalvos ir neišbalina. Bet, žinot, nieks nežino, kaip nutiks. Tai jeigu jūs mokėtumėt patys, tai ten jeigu kažkokiai sienai kažkas nutiktų, jūs galėtumėt ir persitinkuoti. Jeigu mes ką labai irgi savo klientam norim visą laiką pasakyti, nes mes gaminam produktą, kuris iš vis yra jau dabarties ir ateities absoliučiai produktas. Ir norim, nenorim, ko gero ateityje iš vis visi tinkuosimės molio tinku dėl įvairių reikalavimų, statybinių reglamentų, besikeičiančių ir taip toliau. Jeigu jūs žinot, kad jūsų gyvenimo būdas yra labai aktyvus, yra ne vienas vaikas ir jūs ten erzins ir jūs tikrai nenorėsit sukti galvos ir ten patys kažką taisyti, yra lakas. Jūs galit pasirinkti tą medžiagą, jeigu dar patys darysitės, išgauti tą vaizdą
ir nulakuoti, tiesiog atspariu laku. Mes pagaliau radom laką, kuris yra visiškai matinis ir labai gražus ir net šitos plokštės, kai kurios lakuotos, kai kurios ne. Čia lakuota? Taip, aš pati turiu prieiti paskaityti, kurio parašyta, nes jau esu pamiršusi. Čia lakuota yra, tarkim. Ir šitas lakuotas. Su molio tinku jūs gaunate tikrai tą labai didelį jaukumą. Kuo faina šita medžiaga, kad va, tas jaukumas, suvaldymas medžiagos, nes tikrai yra tiek meistrams, tiek patiems besidarantiems, nėra kažkokios aukštosios materijos ir tiesiog užlakuojam, jeigu mums reikia. Jeigu mes užlakavom, aš parodysiu tada, jisai jau visiškai gali būti valomas drėgnai, tai jau absoliučiai čia yra drėgna šluostė, galite ir šepeteliu pašveisti, jeigu kažkas nutiko. Tai net ir tokiu, sakykime, jo, net jeigu prieš šviesą pažiūrėsit, net nesimato tų kažkokių tai įbrėžimų, nors šepetėlis, tai čia toks, jau tikrai labai, labai aštrus yra jisai. Tai jau dažų jūs taip tikrai nepavalinėsite, o dabar iš čia ir iš šono net nesimato kažkokios trinimo žymės. Jeigu mes turim nelakuotą tinką, mes jį valysime kiek kitaip. Jeigu bus sausi kažkokie ištepimai nuo batų, nuo daiktų, mes valysime jį šepeteliu ir geriausiai iš vis tokiais daužančiais judesiais. Galima net ir tokio aštresniu, jam irgi nieko nesidaro. Tik tiek, kad medžiaga yra, sakau, visiškai natūrali, čia nėra jokios chemijos. Tai vien tai, kad jinai yra natūrali ir jinai taip gali būti eksploatuojama, tai yra jau labai gerai. Bet mes suprantam, kad viskas okei, čia kiekvieno yra žmogaus pasirinkimas. Jinai jau patvari ir sakyčiau, gal net jeigu lyginant su dažais, tai jinai daug bus patvaresnė. Dar kiti, sakau, būna klausė, toks iškyla žmonėms egzistenciniai klausimai, o tai kam naudoti natūralią medžiagą, jeigu mes ją vis tiek užlakuosim. Tai čia yra labai daug atsakymų. Visų pirma, mes turim galvoti galų gale ne tik apie save, kas ten gyvens, o ir apie meistrą. Tai dirbti su molio tinku, natūralia medžiaga yra tikrai labai faina, yra saugu dirbti, nes jinai yra nešarminė, negraužia nei rankų, nereikia jokių apsaugos priemonių. O nulakavimas tai yra labai greitas procesas. Tu gali rinktis kitas medžiagas, bet jos yra ir šarminės kartais. Galų gale dar ir apie vaizdą ir tą grožį, irgi kalbam, reikia dar ir rasti, kas taip irgi gerai atrodytų ir tiktų dideliem plotam visom, pavyzdžiui, lubom ir sienom. Tai molio tinkas tinka puikiai, o jį kaip ir bet kokį kitą, visus dekoratyvinius tinkus vis tiek reikia lakuoti. Tai ar tu lakuosi molio tinką, ar bet kokį kitą mišinį, jokio skirtumo? Asmeniškai netgi gražiau lakuota negu nelakuota. Ar čia atspalvis skiriasi? Čia atspalvis tiesiog kitoks ir viskas. Čia jūs... Nes taip tai nesimato visiškai. Ne, čia skirtingos spalvos yra parodytos tiesiog. O šiaip tai taip nesimato, kas yra tikrai labai gera žinia. Net jeigu ir nulakuota, nesvarbu kokiu laku, jeigu mes turim kažkokį, nežinau, ten markerį, ne, kažkokį, tie visi tokie maisto visokie produktai, tie nusivalys. Okay. Tik irgi rekomendacija galbūt nepulti trinti sausai, o kaip tik geriau šlapiau, nes lako paviršiaus irgi nereikėtų ištisai abrazyviai kažkaip šveisti. Jeigu bus kažkokios labai dažančios dėmės, tai irgi geriau, jeigu nepasivalė taip iš karto, kad ir su kažkokia chemija lengva, tai ir nevarkit, tiesiog užsipilkit ant vatos diskelio į audinių baliklio, patapšnokit tas vietas ir nereikės trinti, brūžinti ten to lako, gadinti paviršiaus, o jūs minkštai išvalysit bet kokį ten flomasterį ar ten, bet ką. Tai čia toks jau išbandytas, sakau, jis net ir iš nelakuoto molio tinko taip išsivalo mūsų nuostabai. Tai, pavyzdžiui, kava tai nebaisi, anksčiau, Dieve, kaip išvalyti kavos dėmę iš molio natūralaus, kuris įgeria ir viskas. Tai kaip tik geriau kava, negu ten nuo batų koks purvas nuo žemių, nes žemių eisas neišvalys, o kava ir visi tie dažantis tokie, tai jie tikrai nebebaisu net ir nelakuota molio tinkui. Čia slako nėra? Jo, ir jau, žinokit, vis tiek valytas, nes čia test valymui, tai žinokit, kiek kartų buvo čia viskuo apie, tuoj, man net parodė. Ten sakykime, ne, įtrinam šokoladą. Jo, šokoladas. Šlapesnį skuduriuką. Atsirado šokolado dėmelį, mes ją įtrynėme ir pasižiūrėsime. Taigi bus testas slaptas, ar tikrai nusitrina, ar mums nemeluoja. Tai irgi, šokolado, ne, dėmė, tai mes galim pasižiūrėti, kaip valyti. Aš visą laiką pirmiau kažkokia kempinėlė, svarbu, kad pati kempinėlė galbūt nedažytų.
Jeigu, kadangi tinkas turi struktūrėlę, jeigu įlenda į poras, mes galim panaudoti šepetuką arba irgi tokiais daužančiais judesiais šlapiau. Šlapia, svarbu šlapia. Jeigu dar liko, galime mes šepeteliu pavalyti. Čia, man atrodo, netikras šokoladas buvo. Čia taip. Be kalorijų. Nu ir jisai išdžius, jisai gali kažkiek vizualiai atrodyti, kad, nuo drėgmės jam reikia dabar išdžiūti ir viskas. Mes, aišku, vis tiek rekomenduojam, kaip bebūtų, taip jau tas sienas, nesvarbu, kuo jos būtų lakuotos. Čia iš esmės ir dar ir tokia biški mokomės pagarbos savo namams ir to visi kalba apie mindfulness, kad čia ir dabar, bet kai vaikšto, tai lagaminus tranko į sienas ir visa kita. Tai lygiai taip pat ir patys turim galvoti ir vaikus mokyti šiaip pagarbos, nesvarbu, kad čia atsparu, bet mes turim gerbti savo namus, nes kažkas turėjo uždirbti pinigus, kad įrengti, kažkas turėjo plušti, dirbti fiziškai, kad nudažytų, nutinkuotų, kažką padarytų. Tai čia iš esmės kultūra turi keistis. Čia bus blokeliai, ir tenai eis blokeliai. Šviesos tikrai priduoda daug. Šviestuvai. Priglaistui įstatė aptinkuos, pakliuos labai gerai. Labai patinka. Jie tokie lygus, gražus labai. Jie tikrai labai patenkintas šviestuvais. Čia bus LED apšvietimas. Tas pats ir čia. Kuo labai patenkintas esu, tai čia kabos supynės. Paskutinė akimirka sumąstymui apie šitą daiktą. Tiesiog, kad būtų kilpa iškišta, bus aptinkuota aplinkui panašiai gražiai, bet ant kilpas pakabinsim kaip lizdą supynės, tai ir vienam ir kitam vaikų kambarį, tai ar ten knygą skaitys, kažkaip atsipalaiduoti į vandenį žiūrint, tai labai manau bus fainas sprendimas. Ir sumontuota jau juosta, kur bus apšvietimas irgi. Tai irgi labai gerai. Gerai atrodys. Aptinkuos, įstatys ledas pats. Ir patenkinęs labai sieną, nes už sienos liko gariso izoliacinė medžiaga ir dabar apsisiuvo dargi pats gipsas. Važiuojam pažiūrėti, kaip atrodo butas mūsų po 2 savaičių. Ir įdomu, kaip suremontavo butą. Na, įdomu. Oi, tada dadam. Na, pasitiesia. Jau plyteles išdėjo koridoriui. Ok, palauk. Nu, pasižiūrim. Jau pradėjo dėti plyteles, Ula. Va, plytelės važia koridoriui jau sudėtos. Tai kas matot? Tu ateitis ir pasižiūrėsim. Va, tai priglaistomi šviestuvukai. Tai juos išsisakinėjom iš setyno. Čia atrodo labai gražiai viskas. Ir žinau, kad setynas sakė, jog jau atkeliavo mūsų ir dekoratyviniai šviestuvai. Tai labai nekantrauju pažiūrėti. Va, grindis, paukšt. Tai čia koridorių zonai bus plytelės, o visur kitur bus parketas. Labą dieną. Labas. Na, einam pažiūrėti. Palauk, dar reikės dar įdėmiau pasižiūrėti, nes čia dabar iš to
Pirmo tokio įspūdžio tai atrodo vaniša padaryta durims. Čia bus tos nematomos, visur pas mus nematomos duris, tik tai šitos duris bus molio tinko ir iš kitos pusės molio tinkas. Va čia jau apsikalė gražiai. Čia, kiek žinau, šiek tiek klausimų kilo dėl šitos sienos plytelių. Bet tikėkime viskas išsispręs. Plyteles jas užsakinėjom iš kapirių salono. Tai va čia niša, dušas. Ką, mano meilė? Jau sudėjo tas plyteles, greičiau ateik. Ateik. Oho. Nu, įsijungiam šviesą. La. Kaip tau? Gerai. Dar kažko labai čia nesimato, bet plytelės. Labai patinka buvo šitas. Tau šitas labiau patinka? Ir šitas. Man visur. Tai čia dvi yra. Tai kas čia mano? Oi, palauk, čia vonia jau mūsų. O, taip. Čia tavo vonia su sese. Čia ne jūsų. Ne, čia tavo ir sesės. Ula. Tai tavo vonia tokia. Valio. Va, ten plytelės panaša. Tai va, tokios pačios plytelės, eis ir ant grindų. Jau ištėjo plytelės. Pagaliau. Na va, tie priglaistami šviestuvukai. Labai gražiai su to tokiu nuėjimu, tokiu švelniu. Oi, čia tualetas. Tualeto mygtukas bus. Ko šitas? Aha, bet tu labai neliesk. Tai atvažiuos kažkada baldininkas, sakė, ir pasižiūrės, išsimatuos viską. Dar kas liko susiderinti, tai yra grindjuostės, iš kur užsisakinėsim, tai pas mus jos numatomos, nematomos. Ir daugiau, kaip ir viską susiderinę esam, dabar galvoju. Čia bėga ar nebėga? Nes va čia tai labai man patinka vaizdas. Šlapia atrodo. Va dabar, pavyzdžiui, irgi lyja laukia. Nu, bet gal viskas gerai. Gal viskas gerai bus. Šiek tiek neramina, kad tas viršus biški drėgnas. Va ta dalis. Bet gal čia viskas gerai. Gal čia viskas okei bus. Tai va, tai jau išsirinkom baldininką. Ir visgi mūsų yra pokytis tame, kad gaminsim baldus iš natūralaus ąžuolo lukšto. Dar labai norim pasakyti ir gal pasidžiaugti tuo pačiu, kad mūsų pasikeitė sprendimas dėl baldinės plokštės. Iš pradžių galvojam vienaip, pasakojam pirmuose epizoduose, pasižiūrėkit. Buvo dirbtinė plokštė, nes ilgamžiškesnė panašiai, bet kada pradėjom viską vestis ir finansiškai ir po to vėl pradėjom žiūrėti į natūralumą, nes daug labai pas mūsų natūralių medžiagų, tada kodėl neturime... Su durim dar iš tikrųjų, nes čia labai susiję viskas durys ir baldinė plokštė. Taip, bet tada mums buvo klausimas, kodėl visur natūralios medžiagos, o vis dėlto tą plastiką dedam ant sienų. Tai vis dėlto grįžam prie to pirminio varianto, tai yra lukšto. Ir kada pradėjom lukštą skaičiuoti su dirbtinė medžiaga, pasirodo, kainos nesiskiria. Arba mažesnė. Netgi mažesnė gavome kainodarą, bet ten simbolika. Ir tada, kai kaina nesiskiria ir tu gauni natūralų ąžuolo lukštą, tam buvo tiesiog. Argumentų mums nebeliko. Tai jau geriau natūralios medžiagos ir viskas. Tai turim jau tikrai baldininkus pasitvirtinę, baldininkas irgi buvo atvykęs, išsimatavo, apsižiūrėjo viską. Durininkai taip pat bendravo su baldininkais, tai realiai... Kas strigo, iš karto galiu pasakyti, tai mums ilgiausiai iš viso proceso, aš dabar kiek galiu ir kas mums gal irgi šiek tiek nukėlė tuos darbus, tai ir buvo durų išsirinkimas. Nu, iš tikrųjų labai daug laiko skiriam durų išsirinkimui, nes ten pas mus eis nematomos tos durys, atvirkštinės berods. Tai dauguma pas mus 5 duris, jeigu neklystu.
Tai 4 durys bus su tais lukštu dengtos, o vienos durys, kurios eis iš miegamojo į mūsų dušą, tai bus dengtos molio tinku. Ir tai su šitom nebuvo jokių problemų, viskas ok, bet didžiausia gal ta dilema skaičiavimai, nes iš tikrųjų, vat irgi kas yra svarbu ir man atrodo labai įdomu bus jum, tai yra aišku kainų rėžiai. Tai mes kai pradėjom skaičiuoti, vat sakykime, su ta medžiaga. Dirbtinė medžiaga. Dirbtinė medžiaga, tai tenai kainų rėžiai buvo irgi kosminiai, ten už vienas duris porą tūkstančių norėjo vieni, ten kiti. Ir tada sakau, kai už natūralias duris gali gauti, iki 1000. Šią dabar gal tų tikslių kainų tai tikrai nesakysiu, nes vėlgi kainos labai skiriasi, labai daug tų niuansų priklauso ir panašiai. Bet ir buvo iš to dalių, kad labai mums ilgai užtruko susirasti tuos, sakykime, tiekėjus, iš ko mes užsakysim. Tai jeigu mums viskas patiks, kol kas čia nieko labai ir nepasakojam, tai tikrai parekomenduosim, jeigu norėsit, ir tiek baldininką, ir tiek durų gamintojus. Nes, kiek dabar viskas atrodo viskas gerai linkme eina, nes atrodo, kad jie ir bendradarbiaus. Nes pas mus kokia yra sudėtinga situacija, kad pas mus koridoriaus zonoje, tai gal įdėsiu kokį skryną iš vizualizacijos, kad įsivaizduotumėt, kad pas mus viena koridoriaus pusė tai yra skydas, vientisas skydas lukšto ir užduotis yra tokia, kad durys ir koridoriaus spintos durys, jos nesiskirtų nuo sienų skydų. Tai čia čia tokia gal sudėtinga misija. Kas mane nudžiugino, tai kad baldininkas su durininkais iškart rado bendrą kalbą, kad jie ten susikooperuos, užsisakys iš vienur tą vieną faneruotę, čia kad nesuklyščiau kažko nepasakyti ne taip. Ir turėtų viskas, sektis neblogai, mums taip žadėjo. Kas man patiko su baldininku, tai jisai ir davė gerą kainą, ir jis turėjo labai stiprias rekomendacijas, ir turėjo buitinės technikos. Taip, ir turėjo ir buitinės technikos, iškart tiekėjas rado per jį, tai aš iš karto mėgstu tikrintis kainas, tai vis jo tiekėjai pasiūlė pačią mažiausią rinkoje kainą, nes kiekvienam daiktui tai čia yra super. O ką darysim laikinai, kol atsiras virtuvė, nes sako, kad lapkričio pabaigoje, aš manau, kad atsiras geriausia atveju kalėdam arba panų. Tai mes nusprendėm su Giedre, kad iš to parduotuvės didžiausios baldų pasidarysime nedidelę virtuvę laikiną, galėsim parodyti kokį variantą, už kaip optimalesniais pinigais pasidaryti. Nes tu neįvedėjai, kad ar pradžioje gal įvedėjai, aš iš tikrųjų negirdėjau, tai kad mes keliamės jau spalio 1, mes jau gyvenam čia. Tai reiškia, mes gyvenam tik su grindim, sienom. Ir tai ne visom, bet esmė, kad be nieko, be virtuvės, buitinė technika, ten irgi goja kažką įsigysim. Buitinė technika užsigysime, indaplovė atsiras, bet jinai pasijungia ir be baldų, šaltuvas pasijungia įmontuojamas irgi vis tiek nebūtinas tas baldas. Tai mes tokies spartytiškai, bet komfortiškai bandysim gyventi, nes ir lovos kol kas dar nebus, nes dar tik renkamės, tas buvo antras etapas. Bet čiužinį superinį turim, Ūlos lova yra, tai realiai kol visi tie baldai atsiras, aš įsivaizduoju dar praeis pusę metų, jeigu nedaugiau, tai bet gyvensime savo namuose. Tai labai laukiam. Rugsėjo 6 diena atlėkėm labai trumpai į butą. Freja vaikšto, susipažįsta. Tai dabar kas atlikta, tai baigė visus, dar baiginėja tos visus kampus. Čia bus naujas sprendimas, apie kurį dar nepasakojom. Tai iš tikrųjų čia gimė, kai dar nebuvo sudėtos lubos, gimė padaryti tokį kaip kablį, kur galėtumėm pakabinti kaip supynės ar kažkokį hamaką, tiesiog. Tai čia Vytenė tokia nauja mintis idėja. Tai šią savaitę, rugsėjo 1 savaitę buvo atvažiavęs baldininkas ir buvo atvažiavę durininkai. Jie darbuosis kartu. Tai durininkai atvežė rėmą aliuminio ir jisai dėsis štai į šitą angą. Čia viską išsimatavo ir mūsų dušas dabar atrodo štai taip. Tai pagrindinės plytelės sudėtos. Tada akcentinės. Akcentinė tai tokia žalsva, bet čia nesimato dabar iš tikrųjų. Ir šita pati plytelė, jinai bus čia žalia su 2 lentynom. Ir bus kriauklė.
Ir čia bus stiklo blokeliai, va jie kažkaip taip atrodo. Turim problemą, mes jums irgi nepasakojom, kad pas mus čia yra gan didelis miegamas ir čia nebuvo atidaromų langų šitam vat kambarį. Tai mes iš tikrųjų statytojo vienas iš prašymų reikalavimų buvo sutartyje, kad būtinai turi atsidaryti langas. Tai šitą vidaus angą ją pakeis ir šitas langas atsidarys, turės atsidaryti. Baigiam pagaliau su plytelėmis. Jos 95% baigtos yra, nes bus dar reikia tas siūlės padaryti. Angas prie durų. Taip, ir bus pabaigtos paskutinės plytelės, kai jau, sakai, pilnai uždės duris ir tada dar atvyks pas mus paskutiniams potėpiams. Šiek tiek buvom galbūt nusivylimas ir apsigavom ir dėl plytelių, kuris bus mūsų duše, kad jos ne po vieną. Sienos. Taip, kad jos ne po vieną buvo ir ganėtinai tenai daugiau darbo buvo mūsų darbininkam, kas mums kaštus eina. Ne, mes gal ten neaiškiai pasakėjai, mes įsivaizdavom, tai žodžiu, ten plytelės, jos tokie blokeliai ir tam blokelėje yra, neatsimenu, kiek tų plytelių. 8 gal, 10. Mes kažkaip galvojam, kad ten reiks minimalaus kažkaip pjovimo ir ta plytelė jinai užsidės. Nu, mums tai pasakojo salonė. Mums taip pasakojo reklama buvo. O bet tačiau pasirodo, kad ne, kad reikia kiekvieną plytelę pjaustyti, o ten tam vienam blokelyje yra, kiek ten, kokios 10-8 tos mini plytelės. Ir žodžiu, turėjo vargo, iš tikrųjų, aš nemažai važiavau irgi į objektą, žodžiu, kalbėjome su tuo plytelių meistru. Jisai šiek tiek pavargo, turėjo reikalų, tai va, kaip ir ten sako, mums į kaštus atsižvelgia, tai visą laiką va, irgi išsiaiškinkit, gal rekomendacija tokia, kad tiksliai kaip bus sudėdamos tos plytelės. Bet mes tikėjomės, kad ten jau tiksliai mums pasakė. Bet mes prisijėm tą kaltę patys savo, nes iki galo neįsiaiškėme ir patikėjom reklamą. Aš žiauriai džiaugiuosi iš tikrųjų. Jo, šiaip tikrai labai ir kokybiškai, ir gražiai, ir viskas suderinta, tai tikrai Maks viskas patinka ir nenorim, kad būtų čia viskas labai jau, jeigu mes tarkim kažkokius partnerius turim ir ką mes pasakam, kad netrodytų, kad čia viskas irgi tobulai. Tikrai yra ir tokių dalykų, sakykime, tokių niuansų. Tai va, tai tiesiog atkreipkite dėmesį. Liko kas iš plytelių padaryti, tai mūsų praustuvo dalį, tai čia irgi vėliau šitas bus. Dabar paskutinis šitą savaitę, tai tokia didžiausias gal progresas matas ir didžiausias pokytis. Nes labai intensyvumas didelis, labai daug žmonių dirba, tai ir stiklo blokeliai atsirado pagaliau pastatyti. Pat atsirado pagaliau molio tinkas ant mūsų sienų. Nukeliaujam dabar pasižiūrėti, kaip čia atrodo viskas. Na ir dabar štai čia jau vaikų kambarių lubos, jos ištinkuotos pirmą kartą to molio tinko. Molio tinkas, jisai yra iš Mr. Clay. Kaip yra su tapetais? Be proto sunku pasirodo išsirinkti tapetus, nežinau, ypač man, nes nesinori kažkur labai vaikiško, nesinori ir kažkur labai rimtų. Tai tiesiog sakau, man dabar be proto didelė dilema, kokius tos tapetus daryti, nes, Ulai dabar 6 metai bus lapkritį ir gaunasi, kad dar vaikas, bet jau čia atrodo, kad jau greitai jau čia ta paauglystė bus, kad kažkokius gal neryškius, tada Frėjos kambarį, gal kažkokius neutralius, žodžiu, tai man čia toks sprogsta galva. Turim kelis variantus, bet dar sakau, čia toks visiškai brainstorminimas. Tada čia Ulos kambarys irgi panaši labai ta pati situacija, kad lubos ištinkuotos. Ir mūsų pažiba, tai yra šitie stiklo blokeliai. Jie dabar atrodo tokie kaip žalsvi, gal dėl to, kad nuo tų sienų, bet jie tokie rudi. Ir manau, kad tas atspalvis bus toksai į rudumą daugiau. Ir va čia dabar ateinam į mūsų jau miegamai. Tai miegamasis mūsų šiek tiek jau pirmas yra sluoksnis, tai čia molio tinko, tokia šviesi labai, šitas iš tikrųjų mūsų miegamasis bus toks visiškai šviesus kambarys. Kas man be proto patinka, tai yra šita lenkta siena, jinai man labai patinka ir irgi kiek matau reakcijų, kiek pasidalinu, tai irgi labai gerai atrodo. Tai tai stiklo blokeliai eina čia vienoje pusėje ir stiklo blokeliai, atsimat, kai tam bandydavom pasakot, labai sunku papasakot būdavo. Ir jau mums sudėjo ir lentynas, ir visas plyteles, tai iš tikrųjų
dar va tik tais lubas ištinkuoti reikės ir paruošti. Na ir kur minėjom, kad be proto, nu ne be proto, bet iš tikrųjų sunkiai vargo, bet tikrai vaizdas atrodo labai geras. Jas reikėjo realiai, na ne kiekvieną, bet va kas 3 gal, kas 2 ir jas va taip sudėti. Tai ačiū, kad žiūrėjot, labai smagu, jeigu peržiūrėt šitą video iki pat galo, paspauskit laiką, pasubscribinkit mūsų kanalą, mums tai reiškia be proto daug. Jeigu turit komentarų, kažkokių klausimų, atsakysim, mielai, Vytenis apsiema šitą darbą. Ir labai laukiu ne tik tai jūsų komentarų, bet ir pastabų, galbūt ką dar patobulinti jūs patarsite. Ir žinoma, parodykite draugams, kurie įsirenginėja namus, nes tie patarimai labiausiai skirti tiems žmonėms, kurie šiuo metu arba įsirenginėja, arba planuoja įsirengti naujus namus. Tai sakom, tuomet iki kitų video ir iki. Iki pasimatymo. Ate.